tai yra medžiagos, kurios yra esminės ir nepakeičiamos. Taip, tai reiškia, jau mes turime kažkaip susimastyti, kad galbūt mūsų organizmas pats negeba jų pagaminti, kaip pavyzdžiui, kaip mes galim sakyti apie vitaminą D kokį, taip, kur mes žinom, kad odoje jis vis tiek, jo pradžia prasideda ir mūsų organizmas gali nors kažkiek jo tikrai pagaminti. Su B grupės vitaminais yra kur kas sunkiau, kad ir tam tikri B grupės vitaminai gali mažų procentų pasigaminti mūsų organizme, kaip pavyzdžiui tas pats niacinas iš triptofano gali gamintis amino rūgšties, bet tik 2 procentų efektyvumu, kas tikrai yra neefektyvu, žiūrint į poreikius organizmo, tai vis dėlto didžiausia dalis B grupės vitamino ateina pas mus iš gamtos, iš augalų ir iš gyvūninės kilmės maisto produktų. Tai reiškia, ką suvalgom, tą turim. Dažniausiai yra taip, ką suvalgome, tą ir turime. Labai priklausome nuo to, ką suvalgom. Ir ką ta visa grupė veikia? Suvalgėm, kas ten toliau? Tai vėlgi, B grupės vitaminai, jų yra tikrai ne vienas. Taip, tai mes turime B1, mes turime B2, B3, kiek čia gaunasi, 7 ar 8 vitaminai pas mus gaunasi. Taip, tai jų yra tikrai daug ir jų funkcijos yra, pirmas dalykas, persipinusios viena su kita ir taip jų tikrai yra labai daug. Mes negalim sakyti, kad jie visi yra atsakingi tik už gerą virškinimą. Ne, jie yra labai svarbus mūsų imuninei sistemai, jie yra labai svarbus mūsų hormonų gamybai, neurotransmiterių gamybai, tikslingam virškinimo procesų funkcionavimui. Jie labai svarbus mūsų centrinės nervų sistemos veiklai, taip ir mūsų kraujo kūnelių gamybai. Labai daug funkcijų atlieka, iš tikrųjų jos, kaip sakau, yra persipinusios tarpusavę. Tam tikri vitaminai turi eiti greta vienas kito, kad funkcionuotume. Žinom, kad vėlgi ta pati, pavyzdžiui, paimkime kažkokias pagrindinės problemas, kaip anemija. Taip mes galim kalbėti apie vitaminą B9, vitaminą B12, bet taip pat turime žinoti apie vitaminą B2, B6, pavyzdžiui, kurie taip pat dalyvauja hemosintezė, kaip pavyzdys. Vėlgi, prie ko aš vedu, kad funkcijų yra labai daug. Taip, todėl ir jie yra tokie svarbus, iš tikrųjų, jeigu mes kalbėtume apie juos, nes tikrai be jų mūsų organizmas negalėtų tikslingai funkcionuoti.